matos, panceros tikrai, žinai, iš sekančio rajono. Tai va, bet ne apie tai. Dabar šiek tiek ilsi. Ta istorija biškį įdomesnė. Žodžiu taip. Op, prišalė. Konkrečiai reikia įvardinti. Lėktuvo mentę vidury miško rado. Bendramintis rado. Ieškoti. Rado vidury miško mentę. Žiūrėk, kokio grožinio. Su dažais. Buvo arba tamsiai pilki, arba juodi. Matos, kad, žinai, likimas krito į mišką ir pirmiausia propeleriu jisai kliudė medžių viršūnės. Ir pirmiausia nuskrido ta mentė, o kažkur iš kilometro smigo ir visas lėktuvėlis. Va, yra užrašų. Jokių minčių, pažiūrėk, jokių minčių, žinai, apie modelį, bet, va žiūrėk, mažas propeleris, ženklas, aviacinė gamykla ir D raidė. Rusas. S-U-G Ruskelis. Ok. Tai koks grožis. Tai pusę metrą sniegą ten ant kalno supustyta. Tai nežinau. Vyriausim, biškai įdomiau ten. Mes turim tikslą už 300 metrų. Tokią įdomią įtartiną vietą pasižiūrėję. Kažkokios labai stambios technikos turbūt nebus. Didžiausias variantas pusiau vikšrinis šarvuotas. Ane? GZ 251. Nu va, normaliai, realiai tai dviese šiandien mes rausim. Čia va tą peizažą vis apžiūrėsim. Labai gerai va, apleista pieva. Nieks neturės jokių pretenzijų. Kažkiek tai čia labai ilgai, aišku, nebūsim, nes kai sutems jau po to visai, žinai, kitą nuotaiką ir kitą energiją, tai gausis realiai kokios 6-7 valandas, viskas tada. Knibinėjom po biškį. Va, ir prisiminiau gerą istoriją tokia. Vakar papasakoja latviukas. Žodžiu, šalia geležinkelio stoties, nu, ne visai stoti, ne stoti, šalia. Suvežė visą techniką vokiečių, kuri buvo per mūšius susprogdinta, sugadinta, suplėšyta. Ir ten, žodžiu, ją ardė, nežinau, ar sprogdino, gal nesprogdino. Ne, sakė, tankų nėra, įsivaizduoja, tik visokie
kariniai visureigiai, sunkvežimiai, vilkikai. Ir jisai dabar ten kasa ilgai ir nenubodžiai kasa, jau gal metus laiko. Ir randa detalių visiems tiem modeliam vermachtiniam, visokiem įdomiem ir ne tik vokiškiem, bet tai technikai, kuriuos naudojo vokiečiai. Škoda, man atrodo. Bet kokiu atveju visi tie sunkvežimiai, visureigiai, vilkikai ir taip toliau dalyvavo 44. Ką čia turi gerą? Ten tuose mūšiuose netoli Lietuvos. Kas čia plūgo kažkoks? Juda, nejuda, kaip? Rėma, palaikyk viršinę. Aha, išlenktas akiečių dalis ar kažkokia tai žemės ūkis, manau. Namuose palikom puikiai mentę ruskelę. Ir masyvas geram gyliai tokiam. Čia pagal visus akmuo. Pagal visus tuos mūsų turimus duomenis, informaciją. Karinė technika stovėjo. Čia, žinai, bebrai padėjo mums. Tokį bebryną pastatė. Mes viršūnę tos užtvankos praėjom. Nes kitaip pamatos upelis čia, ne? Apačioj, jo, matos. O kitaip mes čia būtumėm nėrę normaliai. Iki Velykų. Tai va, nu ką, jau visai šiandien dieną be karinės technikos dalių. Tai namuose mūsų laukia lėktuvo mentė. Yra kažkas nėra. Čia jau tas, ne, bet čia skarda, čia nemasyvus, tas akmuo mus apgavo. Ne, nemanau. Ne. Nu, dakasėm iki tamsos. Realybėje biškį tamsiau negu čia ekrane. Šiandien matyt šiandien visas tas džiaugsmas tik tai aplink dėl lėktuvo mentės. O čia būna tuščių dienų. Būna ten va dar tą mažą miškelį apžiūrėsim. Ir bus tada jau kažkur 7, tikrai tams minsim. Žiūrėjau orų prognozes. Nieko gero. Apie 10 šalčio bus savaitgalį. Ir link savaitgalio. Norėjau pakast. Dabar galvoju, ką daryti. O kitą savaitę tai iš vis stipriai 20. Minus 20. Ok. Pasidžiaugsim tais radiniais iš praeities. O tas va propeleris, šitą mentę niekaip namo nepareina. Šiandien gal aš ją pranešiu. Kažkaip tai labai norėčiau sukonkretinti, kokio lėktuvo. Pabandysim šiandien kažkaip tai įdomu, kol yra myslė. Kai ta myslė jau įminta,
Nebe taip įdomu. UG22. Turiu gerų naujienų. Pavyko nesunkiai, sakau, nesunkiai, pavyko atpažinti, kokio čia lėktuvo mentė. Aišku, šitas skaičiukas reiškia, kad 3 menčių propeleris, toliau čia kažkokių yra neaiškių žymėjimų, bet labiausiai ūgal 20 laipsnį, kampas pasukimo mentės, šitas išgelbėjo. Tai va, 2 variantai buvo, tai buvo P2, Petliakov ir Lavočkin, La5, 2 variantai, bet kadangi va čia toks būdingas kampas Lavočkinui, tai va, žodžiu, La5 lėktuvo naikintuvo antro pasaulinio karo mentė propelerio, vieno variklio buvo šitas naikintuvas 42 metais, bet metų nėra. 42 metais jisai buvo sukurtas, suprojektuotas ir iki KEM 4 pagamino apie 10 000. Va, turim tokį grožį.